Ir taip, mylėjai, nusprendėm kurti šeimą, sakykime, ne? Tai mano griežtas reikalavimas. Tai pirmiausiai, mergina turi nuspręsti būti, vertingesnė už prostitutę. Ką reiškia vertingesnė už prostitutę? Tai dabar labai nemadinga iš tikrųjų, nes feminizmas, ką jis padarė, tą ir padarė. Padarė, kad prostitucija tapo norma. Būti kurva tapo norma. Tiesiog aš ne kurva, aš ieškau, tinkamo partnerio gyvenimui. Tai, mielosios merginos, labai prašau, pirmiausiai jūs nebūkite kurvos. Ir tai jau bus pirmas geras žingsnis rasti normalų vyrą. Dabar, mieli vyrai, turiu ir jums įsakymą. Jeigu norite būti tikrais vyrais, vyriškais vyrais, toks daiktas kaip alkoholis arba kiti svaidinamieji neturi būti jokia forma, jokiais kiekiais jūsų gyvenime. Tai yra pirmas žingsnis, jeigu jūs norite normalios, sveikos, sveikai auginančius vaikus šeimos. Taip kad, tai yra labai nepopuliaru, ką aš dabar pasakiau, nes, mes visi mėgėjai turbūt, nemokamai arba labai pigiai nubėgti malonumą pasidaryti. Bet jeigu kalbam apie šeimos kūrimą, apie norą sukurti stiprią, darnią šeimą, tai pirmas dalykas, nieks nenori gyventi su kurva. Antras dalykas, nieks nenori gyventi su alkoholiku. Taip kad, visa bėda yra tame, kad vyrai pradėrė vyriškumą. Mes vyrai pradėrėm vyriškumą. Vyras turi būti atrama, vyras turi būti, jis kiekvieną akimirką, jis turi būti moteriai, vyras. O ką gali vyras, kai jis grįžo po darbo biškį toksai? Tai eik tu tenai atgal į tą darbą ir nebegrįžk niekada. Taip kad, tiesiog, tai yra pirmi 2 žingsniai. Merginos, netaškykit savęs į kairę į dešinę. Vyrai, išlikit vyrais. Visada, bet kurią akimirką. Ir turėsim normalias šeimas. Garantuoju.